jeigu jūs nieko priešas, kad neasfaltavimo priemonės, ten dokumentacijos nefilmuoti, vis tiek tai yra komercinė paslaptis. Kokia čia komercinė paslaptis? Jokių paslaptis nėra. Mocių parkas tas Taigi žmonėm aplamai turėjo būti pristatytas tas projektas. Koks čia paslaptis? Dokumentacijos galbūt, prasme... Jokios paslapties Tai mes tą jau išlaikysim, ko negalim, paslaptis, savo statyba čia ir paslaptis gyventojams. Visas paslaptis čia yra. Čia nieko nėra viešo. Viešas nieko nėra viešo. Nei viešas interesas nėra viešas, nieko čia nėra viešo. Įstatymų nepažeisim. Jūs pagal įstatymus negalite daryti. Tai šitas kitas Paryžiaus televizijos pasimoktas irgi buvo, kam Gulbinskas irgi kaip rašė, sakė, po 5 metų, kai žmonės prie visi apkvaiščioti nuo tų vėjų gainių, jau jiems bus kaip salutė, kaip jūs sakote. Bet tai kam statyti prie namų? Pavyzdžiui, nuo mano namų dabar yra 400 metrų. Aš jau dabar tą vieną įjungtą, aš lango nebeatsidarau. O jūs planetas? Vat gyventojai čia. Šalia gyventų. Jo, ir esu va, bet pamatai Ne, bet dokumentuose, tai jie turi būti dabar žemė, neiškilę. Nu, mes tokius dokumentus turim. Advokatui duoti tokie dokumentai, kad pamatų nesimato iškilusi lygiai. Ateikit, pasižiūrėkit brėžinį. Ne, tai čia bus kitokie dokumentai, negu mes mums davė. Mes tą turim. Jeigu jūs turit kitokius, tai prašom mums pateikti. Duodi projektas, šito tokie įgalis. Techninis projektas. Nu, mes jau nematėme. Kai jūs rodote, mes jau nematėme. Techninis projektas. Nu, nieks nedavė. O aš jūs jau jėgainės duokit, visą jėgainės duokit. Čia pamatas mes žiūrėjome. Man duokit visą jėgainę duokit, kur pasakytai. Su pamatu, su visą. Kur parodo aukštį, vat nuo grunto. Su visą jėgainę duokit. Ar mes kokį turim, ar... Kas iš čia bus? Tai yra pamatų, ne? Pamatų mums Čia nereikia. yra polių. Čia polių karkasai. Polių karkasai, polių karkasai, polių karkasai. Ne, bet čia nais pamatą išpildomus. Čia yra šitą. Čia rodo 2,05 metrų, ne? Taip supratau. Ir kas čia yra? 2,05? Taip. Visai neturi. Kampo, bet va, iki šito kampo. Tai čia rodo nuo do kampo. Jisai yra dar įleistas. Tai man jis nerodo, dabar grynai žemės paviršiaus. Sakau, man reikia nuo žemės paviršiaus. Yra, sakau, 5 ir 4 taškas. Jis yra... Ne, man tvarkoja, bet man reikalingas žemės paviršiaus. Ir tu tai Čia viskas norėtų ir nuo jūros lygio. Žemės paviršius. Darbas socialiai, žinot, miškis vairuoti, pamatą. Aukštis yra 0. rodykis projektinimą. Projektinis va. Kad čia nėra. Yra 3 metrai. Ne, čia tiesiog pamatas. Šitą. O po to ten yra... Ponai, bet kuriuo atveju jis turi būti išlindęs virš žemės, o ne taip, kaip jūs sakot. Jūs nešnekėkit to, ko nežinot. Taigi nupaišyta aiškiai. Aš nematau nupaišyti. Mes kokį turim, Mes kokį nematom. gavom, Mes kokį kokį mums turim. davė, ten buvo sulig Ten viskas žemės yra. paviršium, buvo pamatai. Žemės paviršiaus aukštis Kiek yra tenais rodo? 395. 3,95. Ir 5 taško koks yra? Čia pamato viršaus, bet čia yra projektas. Po to projektas buvo keičiamas dėl to, kad čia yra potvinio zona. Pakeitimo Buvo techninė ekspertizė atlikta ir buvo ekspertuotas. Kol statybos vyko, čia pumpavo kanalus, buvo sausi kanalai. Ir neišnagrinėsim. Paimam faktą, nuimam faktą aukštį, kiek yra čia nais, iki esamo dabartinio paviršiaus. Susirašom, apvažiuojam faktus, paskui sėsim kur nors gražiai prie stalo. Jo, pradėsim kiekvieną žiūrėti. Tam, kad jis išnagrinėtų medžiagą praeitį. Projektuota yra čia kas nors. Projektuota yra čia nėra. Kodėl nėra? Kas techninė priežiūra vykdo? Mes vykdom. Jūs vykdom. Mes vykdom ir daug kas čia turi būti projektuotas dabar šiuo metu. Nu tai buvo, štai mūsų, kad bus projektuotojai, bus Viskas, visi su parku susiję asmenys. Visi dokumentacija bus. Taip ir prašyta, visi. Jūs kokią įmonės techninę priežiūrą vykdot? Kokią įmonę čia sakės? Koks jums Skirtumas yra. Skirtumas yra. Mums reikia jūsų atestato numerį. Jūs atestatuoti. Ne, prisistatyti vis tiek jūs Jūs turite. turite, visi jūsų slaptinė esate. 3011 užsirašykit. Kastytis Kunickas 3011. 011 kvalifikacijos. O kokia įmonė? Kastytis Kunickas, Baltic Engineers. Dar kas dėl atestatų yra klausimų. Ne, mes norėjom paklausti nuo kelio, kiek pavyzdžiui, kelias eina ir kiek turėtų būti metrų. Tai yra projektuotų klausimas, mūsų statybos reikalas žurnalą žiūrėti, ar atitinka Statybos žurnalą projektą viso labo. Pamatysim visi.
Taip, be abejo, daug žurnalų. Gerai. Mūsų statybos. Tinka projektui, tai jums taip atrodo. Kokiu pagrindu jūs dabar sakot, kad yra projektas neteisėtai suderintas? Projektai iš jūsų tokio kaip ir nėra. Kaip tai? Jeigu leidimas statybai yra. Yra ir mūsų jų parko pritaikytas. O apie leidimą, tai kuris yra tikras iš kelių? Statybos leidimai yra keli. Jūs pasakėt labai teisingai. Korektūra projekto yra galima. Tai yra nėra draudžiama. Savivaldybė kreipkitės dėl Tai vienas leidimų. atstovas, taip atsakom. Kiek turi statybos leidimų? Yra 2 statybos leidimai. Tai kaip jie gali būti? Yra vienas, paskutinis, kuris galioja. Paskutinis. Jis negaliojantis yra. Jis negaliojantis yra. Tai jūs Kaip gali būti statybos leidimas su to pačiu numeriu, tik atskirom datom? Kaip gali būti? Man atsakykite man tą klausimą. Ar gali būti? Juk ne mes savo išrašom tos statybos leidimus, ponas. Nu, ne jūs išrašom. Tai kam jūs jamas už 2, jeigu gali daryti trečią, ir trečias dar reikalingas, ir trečias Nu, jei reiks, tai bus ir trečias. Nu, tai Jūs sakau, nu, tai va, supraskit, tai kad statybos- čia yra, toks paprastas Jeigu statybos dalykas. inspekcija parašo. Ponas, ar jūs, aš atsiprašau, jūs ką nors esat savo gyvenime statęs ir jums viską pavyko pastatyti tobulai ir iš karto Ypatingus nekoreguojant ir Palaukit, taip palaukit. toliau. Nu, tai kam reikia? Jeigu jūs statot ant tvarto, ar ką tai neypatingos paskirties statinys yra. Čia ypatingos paskirties aš- statinys. Nebūdė, jūs klausiu neteisus. Ypatingos Aš paskirties klausiu. statinys. Ir jeigu Kam? statybos inspekcija atranda 30-50 nesminių STR pažeidimų ir statybos rajono savivaldybė išdavęs neteisėtai statybos leidimą, į ką jūs norite tam pasakyti dabar, kai jūs sako statė namą. Statybos atsakymas yra statybos inspekcijos. Statybos leidimas šitam parkui negalėjo būti išduotas. Statybos inspekcijos atsakymas. Nu, Naujiena pasakė. naujiena, metus laiko ginčiamas teisme, paduotas. Aš nežinau, vat ponas Tokiem teigia, teiginiam. aš šito dalyko neskaičiau ir čia negali žinot, kas sako čia. Tai jie jau atsiliepimus teikia naujoje energija, viską į tą dalyką. Tai va įdomu, ar Kai mes padavėm šitą dalyką į teismą, vat tada atsirado pakoreguotas. Nuėmė vėl visą. Bet jūs suprasite, iš esmės niekas nepasikeitė, jei ten kažkokia detalė buvo Bet tai pavyzdžiui, kodėl jums prireikė vat keisti? Kaip? Nu, keisti statybos leidimą. Koreguoti. Dėl ko? Ar yra visi Ne, nu, ką žinau, dėl ko reikia. Nu, tai jeigu jūs darėt, jūs turit žinoti, dėl ko keitėt statybos leidimą. Čia yra viskas gerai, man keista, kad čia, aišku, čia mes gyvenime dabar. Važiuot dabar tiesiog. Tai čia kas vadovauja. 14 minutėm motociklu važiuosim pažiūrėti, kur nors susisim pokylius. Daug šaudys surašysi greičiukus. Kokią jūs informaciją turite? Tai sakė, kad tuosis kitokią informaciją negu technologijų. Nu, nesakysiu. Paslaptis. Bet mes Paslaptis, kaip norėsim, jo, sako. jūs irgi turit paslapčių ir mes turim paslapčių. Čia irgi dabar tikrina, ką mes žinom, ką neišsiduoti. Taip. Tai Jūs taip įsivaizduojat, kas bus teisinių požiūrių, vien tik teisinių požiūrių. Dabar kapitalizmas, socializmo baigėsi, leiskite pabaigti mintį. Kai įrodys, kad čia viskas yra teisėta, Grasinimai. šitą pelną norės susigrąžinti. Jie mums Super. pasakė teisme. Ne, čia paprasčiausiai Jum ponai mums pasakė klausimas. teisme, jog mes neturim 4 milijonų eurų, mes negalim jums skipti. Matot, mes nelošiam. Čia Mes yra nežadam ne laimėti, nes mes nelošiam, mes žinom, ką darom. Ar jūs Čia yra turite nelošimas. teisūs esam? Čia aišku, čia viską pinigai, jūs viską užrišat pinigais. Pinigai čia lošia viską. Pinigai Jūs lošia. dabar kaltinat mus. Nu ką, nu tai ką, mes dabar durniai esame. Kas dabar, kur dabar važiuojam? Tai sekanti trečia. Trečia, gerai. Aštuoniasdešimt vienas. Du 15.
Dabar toks klausimas, o tas lygis, ką iš čia nuimat, jis yra nuo dabar esamo va, Taip, mes žemės įmame lygio. esamą. Supratau. Žemė klaipėda pas mus rasim telpą, kol pats žiūrėsim. Susižiūrėsim visus aukščius. Ne, dabar dokumentaciją principą visą turite, ne? Nereikės tai nieko. Nu ką, važiuojam tada iki mūsų valdybos tada. No. Važiuojam Danė 17. Taip, dabar visų pirma norėčiau, kad kameras išjungtumėt. Tai renkamės tokią vietą tada, kur galima kamerą. Jūs mums neįspėjot važiuodamas apie kamerą. Jūs irgi neįspėjot, ne. Jūs mūsų neįspėjot, kad nebus galima filmuoti, mes keičiam vietą, tada prašom. Mes nenorim, mes O jūs kodėl? pasiūlėte, jeigu jūs nenorite dalyvauti, jūs galite. Tai mes dalyvaujam. palikti, Bet mes nenorim, kad čia... O kodėl čia negalima, kokiu pagrindu Todėl, kad remiantis? čia yra... Negalima. Kodėl, kokiu pagrindu Mes remiantis? nenorim sutikimo. Privati Mes O kas čia yra per vieta? Dokumentų jūsų, kad jūs filmuotumėt ir aš manau, kad ir statytojai nenori, kad jūs... O kas čia yra per vietą? Iš tikrųjų, neprispėjo. O kas čia yra per vietą, klausiu? Jeigu norit filmuoti, yra atstovas spaudai inspekcijai. Aš būsiu atstovas spaudai. Kas čia yra per vietą? Yra inspekcijos atstovas. O kas čia yra per vietą? Ne vieša vieta? Statybos inspekcija. Čia yra kabinetas. Mes Kieno neduodam- kabinetas? Mes neduodam. Valstybinės Jūs net įstaigos. neprašėt sutikimo filmuoti. Mes jūs nesiūlėte kitur mums vietos. Jūs pasakėt, važiuojam dėrėtis. Jūsų bendrijos patalpios. Gerai, mes jūs neįspėjot, kad mes čia būsim apriboti kažkokią informavimo priemonę. Tai nesat... Atsiprašau, keičiam vietą, einam kitur tada. Važiuojam į pievą, atgal ant žolyną. Jūs eikit. Mes čia ne... Čia yra valstybinė įstaiga, sutinkat su manim? Taip, ir jūs turite... Visiškai. turit Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis. Gaukit sutikimą ir tada galėsit filmuoti. Būtent. Tai jūs savo kieme, jūsų savo kieme. Savo kieme jūs galite, čia valstybinė įstaiga yra. Čia valstybinė įstaiga. Supažinti įstatymais. Jeigu privati būtų, mes... Valstybiniai įstaigai, aš Lietuvos Respublikos pilietis, atėjęs pakviestas. Valstybinė įstaiga čia. Čia yra privatus asmenys, kurie nori sutikimo filmuoti. Gerai, sakykit, viską sakykit. Viską sakykit. Nu, čia šiek 95 artimiausias yra. 95, 96, 95, 94. Kas čia tai dokumentai? Kas čia yra valstybinė paslaptis, tai dokumentai? Čia yra kita privataus žmogaus teisė išlaikyti paslaptį. Čia yra paslaptis. Mes tikrai Jūs tą inspekciją, tą slaptumą jūs jau turit nuo pat pradžios turite jau. Į savivaldybinį neturite. Matai, čia kažko neturim matyti, reiškia mes. Jūs matykit, jūs čia dalyvaujate. Mes kažko neturim matyti. Mes kažko neturim matyti. Jūs matote. Būtent aš dalyvauju lygiaverčiai kaip ir jūs. Dabar žiūriu tai. Aš taip supratau, jūs ginčijate aukščius pamatą. Ne tai, kad pamato bendrai jėgainės aukštis nuo žemės lygio. Devyni šeši, 7. Dabar taip, kasyti mes, tada mes įrodysim, kad jūs panašiai gerai įsikasit pamatų duobę, ne? Bet jie to neginčia. Mums po žemę nelabai Jie dabar, svarbu. sakysim, taip įrodysim, kad jūs dabar čia 13 yra, ne? Mes įrodysim vieną, kad jūs normaliai įsikasite. Dabar, kad jūs neperpaaukštinote, mūsų visiems reikės to taško visiems altitudės. Tai šito mašinos viršaus, ne? Kurios yra altitudės? Nu, tu dės tik pat pamatų, ką turime čia, ką pats suskaičiuojam. O jėgainės, įrengimo altitudės tai yra. Kiek tas projektas aukštis? 6, 7, 8, 9. 9 reikės padaryti altitudžių. Ką? Nu, jau papildomai padaryti altitudžių. Jie turbūt nepernešė viskas. Gal turint pas savus? Nežinau, bet nėra. Tai Giedrius rašykit gerai. Kokie dabar aukščiai Jūs yra? pavo klasė, tai Taip yra saušiai 140 Pavė yra aukščiai. sparno aukštis ir 108 yra gondolų. Nu tai kaip yra brėžinį, taip ir yra. Aš visus bendruomenės narius galiu nuraminti. Mes tą, ką viską dabar yra darbinis patikimas. Kai tik atliksim viską, gausite raštu, patvirtintą ir pasirašytą. Jūs šitą nebijokit, niekada nebus sudėpama ir tenais mes... Mes sutikom, kad mes gausim tą informaciją, bet mes nepasitikim tą informaciją, kadangi mes esame apgaudinėjami kaip šios Jūs dienos. mūsų informaciją. Aš supratau. Tai iš kur mes turim būti garantuoti, kad jūs neapgausite? Suprantat, jūs Mūsų taip pat yra ginčiai. tos dokumentus mes jų nematę esame iš jūsų. Dabar čia niekas nieko nežino, pavyzdžiui. Dabar Ką mes galim žiūrėkit, ginčytis? mes juos visus tikrinam, parvartam.
Ir mes atsakysim visus jūsų rūpinius, ką mums uždavė savo skunde, ir tos klausimus mes jums atsakysim. Pagal savo kompetenciją. Tada jie mums dar ne visus duomenys yra pateikę, jie mums turi pateikti dar 9 jėgainių ten pamato viršaus altitudės aukštį. Mūsų pateiks, mes dar tada patikrinsim ir tada tik atsakysim. Mes dabar kaupiam, renkamės duomenys. Jeigu turit jūs kažkokias papildomas informacijos, prašau mus teikit. Klausimus, klausimus mes atsakysim jūsų. Taip, o pas mūsų tai klausimas yra, ar jūs dabar galite duoti leidimą jiem paleisti vėjo jėgainės, kol mes esam teisme? Kol mes iš teismo neišeisim, jūs negalite duoti leidimą. Mes leidimą neišdavinėjom, mūsų ne ta institucija, kada jums pakleisti jėgainę. Mes negalime pripažinti, sutinkamai išnaudoti, kad jos yra... O tai jūs galite pripažinti, jeigu teismo procesas nepasibaigęs? Kada nebaigė, mums nebuvo patikras prašymą. Bet jeigu teismo procesas vyks? Vyksta. Dabar, šiuo momentu vyksta. Ar jūs pripažinsit, kad jos tinkamos naudotis? Nepripažinsit. O mums to tai reikia. Mums to tai reikia. Mums to tai reikia. Mes tada jums galime papildomą raštą pateikti informaciją. Kol mes esame teisminį procesą, prašom šitų visų bylų į teismą nenagrinėti. Tai yra toks įstatymas tiesiog. Nukrypimai nesminiai, pildomus šilumos nuolaidos žiūrėti priedus. Nukrypimai nesminiai? O tai dabar, pavyzdžiui, mes tada norim žinoti, kaip tie matavimai buvo atlikti, kaip su kokia įranga jūs matavo tą aukštą. Mes nematuojam. O tai iš kur jūs žinot? Mums pateikė išpildomąsias nuotraukas. O tai, ta prasme, mes dabar jumis užprašym, kad jūs patikrintumėt parką. Tai tas patikrinimas vyksta, atneša viena pusė, gerai, reiškia, atneša viena pusė savo medžiagą, sakykime, teisinga, neteisinga, jums pateikė ir jūs pateikėt mums. Tai lygiai tą pačią medžiagą mes Ta prasme, kam pateikėme? Nu, mums atsakymą, kad nukrypimų nėra. Taip, jie mums pateikė. Tai jūs patikrinimo nevykdėt, čia ne patikrinimas. Ta prasme, nepatikrinimas. O ką jūs tikrinam dokumentus esamą suprojektuojant. Su esama jėgainė. Taip. O esama jėgainė jūs matavote aukštį? Mes neturim licenzijų. Nu tai jūs netikrinot. Nu tai netikrinot tada. Jūs paprašėt jų dokumentų ir perdavėt mums. Mes paprašėm jų, kad jie pamatuotų, padarytų išpildomąsias. Bet dabar aš čia žiūriu, kad čia daug klausimų neatsakytų čia. Ką jūs turite klausimą, jūs taip savo atsakėte? Ne, tai mums konkrečiai, vis tiek jie raštiškai turbūt pateiks. Ne, tai čia tik tais yra patikrinimo aktas, o atsakymą į jūsų klausimus be abejo bus paruoštas atsakymas. Čia tik tais yra patikrinimo aktas, o apie tą patikrinimą, apie jūsų klausimus... Aš nelabai suprantu, ką jie gali mums atsakyti, jeigu jie neturi su kuo pamatuoti. Lauk dėl pamatų aukščių, kodėl jie iškilė virš žemės yra, nėra grįžę. Tai mes atsakysim jau dėl tų visų aukščių. Čia tik tais yra patikrinimo. Ne, bet kokia atveju jūs dabar turit laukti atsakymą. Tas patikrinimas... O tai dabar šitas ką reiškia šitas reiškia? Čia yra statybos patikrinimo nagrinėjant skundą aktas. O ten bus? Ten bus atsakymas. Taip, bus viskas, ką jūs tenais, aš dabar čia kaip tik turiu tą jūsų skundą ir kas yra, kokie klausimai, tai viskas bus atsakyta į jūs klausimus. Čia ne atsakymas. Filmuosit. Taip? Neprisimenam paskui. Blogą atmintį turim. Mes norim vis dėlto susipažinti su visais patikrinimo metu gautais dokumentais. Nes taip ir nelieka šansų mums kitaip viską išsiaiškinti. O čia į jūsų pačių rašte, kaip sakant, ir parašyta, kad mes turim teisę susipažinti. Ir tiek dalykai, kad pavyzdžiui, mes praeitą kartą, kai buvom ten Klaipėdoj kabinete, buvo aiškiai ten kolega inspektorius pasakęs, kad trūksta ten 7 sklypų altitudžių, tai pavyzdžiui, mes būtent tos dokumentus norim pažiūrėti, kurių tada trūko.
Kada mes čia Jeigu jūs galime? nesuprantate. Nu, jūs pasakykit, kokie čia skaičiai, jūs žiūrit, ką Taip, aš žiūriu, tai jūs žiūrit, žiūrėjau. pagal centrinę, vat, kas ten yra surašyta, kas ten neparašyta. Sumažinus neįskaitinęs. Jūs nejuokaujat. Kur ant A3 formato buvo, jūs atklausinat ant A4 ir duodat mums susipažinti. Čia aš nematau, čia nėra tos dokumentacijos, čia man, čia nieko, kur statybų žurnalas yra. Nu, pavyzdžiui, statybų žurnalą. Kur statybų žurnalas? Mes neturim statybų žurnalų. Tai mes prašom susipažinti su dokumentais. Kodėl? Kaip kodėl? Todėl, kad vyksta parko patikrinimas. Mes turėjom teisę susipažinti su visais dokumentais. Aš neturiu čia parko. Mes neturim teisės prašyti jų, kad mums jie duotų kopijas arba atiduotų. Tai ne kopija, originalą, tegu to. Nu, originalą dar gražiau. Nu tai parodykit, nu Mes susipažinti. neturim tų, viskas Tai blogai, tai ką jūs tikrinat? Mes patikrinom vietoj. Jūs mums vietoj nedavėte to žurnalą. Jūs sakėt, paskui atvažiuosit supažinti. Nu, supažindinom. Nu tai parodykit. Tu žurnalas, kam jūs Nu tai mums spręs prie ko. Nu tai kodėl jums nereikalingas? Pavyzdžiui, kaip buvo vėjo gailės žeminimas. Įrašas, nėra įrašas. Apie kokį žeminimą jūs kalbate, aš nesu... Nu mes galėsim jums filmuotą medžiagą parodyti, kad vyko žeminimas. Nu, rodykit, bet mes tai tokios gerai. informacijos neturim. Tai gerai, viskas va tame žurnale turi būti surašyta. Gerai, bet yra aiškiai parašyta, jūs puikiai žinot pagal viską, ką mes turim teisę susipažinti su visais dokumentais, kas susijęs su Tai to prašykit tada tų statytojų, kad jums pateiktų. Mes nestatytojų, va, nu pasiskaitykit savo raštą garsiai, dar pasiskaitykit vieną kartą. Asmuo padavęs skundą turi teisę susipažinti su patikrinimo metu gautais dokumentais. Taip, va, mes gavom dokumentus ir jums Nu tai pateiktų. blogai gavom, tai ką jūs galėjot patikrinti, jeigu neturėjot net statybos žurnalo? Dabar, pavyzdžiui, jūsų atsakymas. Išlaikyti minimalūs leistini atstumai iki gretimų sklypų statinių. Nu, tai mes norim matyti šitą dokumentą, pagal ką jūs nustatėt, kad taip. Nu, pagal ką jūs parašėt, kai žinot, kad taip. Nu, tai pagal kieno projektą. Pagal jų projektą. Atsakymai turi būti pagristi kažkokiais tai popieriais, jūs turit mums parodyti. Jūs atsisakot tos visus dokumentus pateikti, kas čia, ką jūs parašėt akte ir mums neduodat susipažinti. Tai yra parodyti, tai yra dokumentai. Nu, akte jūs, pavyzdžiui, yra atsakymai ir mes tuos atsakymus norim matyti, pagal ką jūs tai Yra akte nustatėte. surašyti, kurie yra dokumentai pridedami, mes tuos dokumentus jums duodam susipažinti. Daugiau mes jums nieko neprivalom ir neduosim susipažinti. Neprivalot ir neduosit, supratau. Žodžiu, nematom mes nieko, kad jūs realiai kažką va teisingai atsakėte. Jums bus atsakyta. Ne, tai bus atsakyta be dokumentų. Kas? Nu, tai jūs dabar atsakėte žodžiu, atsakysit raštu, jokio skirtumo. Yra Viskas bus ir... sprendimo tvarka, turi teisę skųsti Ką? mūsų atsakymą. Ne, taip, va, statybos eiga prašoma pildant statybos darbų žurnalą. Nu tai jūs sakėt, jo, tam neturit dabar. O jūs pažymėjot, kad taip, statybos eiga prašoma. Pateikė, pažiūrėjom. Tai mes ir norim pažiūrėti. Mes ir norim Jūs pažiūrėti. labai nedraugiški esat, būtumėt normaliai dalyvavę patikrinime, nefilmavę, ne... O kodėl negalima filmuoti dabar? Vat pasakykit, kodėl negalima filmuoti dabar? Nu tai jūs galite pievas filmuoti, o ne privačius asmenys. Jie yra privatus asmenys privačioje aplinkoje. Čia yra valstybinė įstaiga. Nereikia mums sutikimo. Nu, parodykit, kur tai Jūs parašyti. filmavo dokumentus. Nu, parodykit tokį įstatymą, kad man negalima filmuoti. Parodykit. Ne, tai yra kur negalima. Pradeda iš šono kalbas. Jeigu Va, pavyzdžiui, jeigu pas jūs negalima, jūs ant durų užklijuokit. nu, lipdukas yra Lipdukas, tai negalima įspėjimai filmuoti, ženklai viskas. pagal įstatymą, kur jau Pagal negalima. įstatymą. Tai užsiklijuokit lipdukus, nu, bus aišku, tada neįsim.